Kviečiu profesorių Genzelį, kuris mums papasakos apie tai, kaip susiję tauta kalba su mūsų istorinė situacija. Ta pranešimą inspiravo kaip tik pokyčiai vykstantis Europos Sąjungai, nes iš esmės tarsi problema būtų vienu žodžiu nauja, kad visą laiką lietuvių tauta su šitą problemą pastoviai susiduria. Ir dėl to mes žinome, kad tautos gyvastį apsprendžia kultūra, tačiau istorinė situacija apsprendžia kalbos vartojimo galimybės. Tauta funkcionuoja normaliuose sąlygose, kai gimtoji kalba, viešojo gyvenimo kalba ir valstybinė kalba sutampa, tai yra ta pati. Jei valstybinė kalba yra gimtoji, jis stiprina tautinę savimonę, o jei valstybinė kalba yra kitos tautos kalba, jis siaurina gimtosios kalbos vartojimo ribos. Istorinės situacijas nubrėžia kalbų išplėtimo ribos, vienu metu bendraujame gimtąją kalbą, kitu metu keliomis kalbomis. Tam tikrose situacijose žmonės užsiskleidžia savyje. Tada silpnai žinomos svetimos kalbos, šis bruožas būdingas ir didelioms tautoms. Joms ypač dažnai būdingas tautinis egoizmas, nihilizmas, mažiau skaitlingų tautų atžvilgiu. Tačiau ir didžiosios tautos apnyksta arba kartais išnyksta, kaip mes žinome, sakysime, kas liko iš mongolų ir kitų būtent tautų. Kiekvienas žmogus į savo protėvį paveldi kalbą, ją išmoksta pirmaisiais savo gyvenimo metais. Tardamas pirmosius žodžius, vaikas mokosi mąstyti. Mąstome sąvokomis reiškiamas žodžiais. Kalbų išplėtimui turi poveikio religiniai, ideologiniai, politiniai ir ekonominiai faktoriai, kurių vaidmuo skirtingose istorinėse situacijose neadekvatus. Kalba nėra vienintelis tautos savimonės bruožas. Skirtingos tautos gali kalbėti tą pačią kalbą, pavyzdžiui, vokiečiai, austrai, dalis šveicaro kalba vokiškai, anglai, amerikiečiai angliškai ir taip toliau galėčiau vardinti ir vardinti. Nors kalbos yra esminis tautų skiriamasis bruožas, bet kaip matome, nėra vienintelis. Svarbiausias bruožas yra kultūra. Mes žinome, valstybingumą galima prarasti ir atgauti, bet nei viena tauta, jeigu yra praradusi savo kultūrą, niekad iš mirusiojo neprisikėlė, tarsi reiškia. Ir čia mes matome net ir ne kalbos būtent šitą problemą. Šis momentas Lietuvoje labai anksti apčiuoptas. Dar Renesanso epochoje, sakysime, 599 metais, versdamas lietuvių kalbą postilę, kunigas Daukšas akivaizdžiai matė šitą pavojų. Jis, kreipdamas į savo gentainius, rašė, kurgi pasaulyje yra niekam menka ir niekam verta tokia tauta, kuri neturėtų trijų įgimtų dalykų – savo tėvų žemės, papročių ir kalbos. Visų amžių žmonės vartojo savo gimtąją kalbą, rūpinosi jos išlaikymu, gražinimu, išplatinimu. Toliau jis nurodo, kad šitą kalbą rašomi įstatymai, svarstami valstybės reikalai, atliekama reikalai bažnyčiose, namuose ir kitose vietose. Tačiau mes matome, prasidėjo toks lietuvių tautos, būtent ne tautos nykimo, bet kalbos įstūmimo iš viešojo gyvenimą. Aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad tai būdinga ne tik tai būtent Lietuvai. Tarkime, mes šiandien kalbame apie Airiją ir mes žinome, kad kadaise airiai, kai buvo vieninga būtent šita tauta, vėliau dėl reformacijos ir dėl anglų būtent invazijos, anglų kalba įsigali. Ir anglų kalba tampa viešai būtent vartojama kalba ir keltų šitą airę kalbą, tarsi prašiškai vos nemirštančią kalbą. Bet nors kalba tarsi tapo vos nemirštančia, bet iš kitos pusės aš noriu atkreipti dėmesį, kokį vaidmenį atlieka religiniai faktoriai. Sakysime, ta airijos būtent dalis, kuri liko katalikiška, ilgainiui atsigavo ir net pradėta grįžti prie airės būtent kalbos vartojimo, nors ir šiandien yra dvikalbystė, bet matome, o ta dalis, kuri
įsiliejo į protestantišką, ta dalis būtent ir šiandien, jeigu mes matome tą vadinamą Olsterio problemą, tik genetiškai tai tie patys būtent gyventojai, tik psichologiškai, kadangi jie priėmė kitą būtent religiją, didžiosios būtent tautos religiją, ir jie pasijuto, kad yra tos jau ne airais, bet jie pasijuto būtent kad anglais. Šitas procesas čia galėjo būtent ištikti ir lietuvius, ir kitus. Mes matome, vyksta šitie procesai. Šitie procesai labai dažnai yra įtakojama įvairių politinių faktorių, religinių, konfesinių faktorių. Mes analizuodami būtent Lietuvos politinę šitą situaciją matome, kad labai dažnai mus tai įtakoja. Bet iš kitos pusės, analizuodami Lietuvos istoriją, mes nesunkiai pastebėsime dar įdomų tokį bruožą. Aš galbūt sakyčiam, būdinga tik Lietuvai, lietuvių tautai bruožai. Kai lietuvių tauta siekiama nutautinti, ji tada tampa atspari. Sakysime, jeigu Lietuvos bajorai pradėjo kalbėti lenkiškai, turbūt niekas nepasakys, kad Lietuvos bajorai siekia nutautinti savo tautą. Bet atrodė, kad kalbėti kalbą lenkiškai buvo kultūringa, gražu ir panašiai. Tokiu būdu bajoras save atskiria nuo mažumos, nuo baudžiaunių kur kitur. Grįžkime, jeigu į Rytprūsius, mes vėlgi matysime, Rytprūsius mes turime tą šalį, kur net oficialiai buvo 3 kalbos. Oficialiai kalba vokiečių kalba, bet šiapus Priegliaus visi dokumentai, viskas buvo verčiama į lietuvių kalbą, net reikalaujama iš pastorių, mokytojų, kad jie mokėtų lietuvių kalbą. Bet šitame laikotarpį, kai lietuvių kalba nebuvo šitą spaudžiama, vyko intensyvus germanizacijos procesas. Ir kada šitas germanizacijos procesas, kai didžioji Lietuvos valstybė žlugo, tada prasidėjo, jeigu dabar natūralus germanizacijos procesas. XIX amžiuje prasideda natūralus, jau ne natūralus, bet priverstinis germanizacijos procesas. Uždarinėjamos lietuviškos mokyklos ir panašiai. Didžioji Lietuvos kunigaikštystėje mes matome, vyko nutautinimas ir kalbos išnykimas didžioji Lietuvos kunigaikštystė savaiminis, Rytprūsiuose savaiminis. XIX amžiuje matome prasideda atvirkštinis procesas. Ir Rytprūsiuose intensyviai pasipriešinimą germanizacijai ir šitoje dalyje buvusios didžiosios Lietuvos kunigaikštystėje prasideda intensyvus pasipriešinimas rusifikacijai. Vadinasi, kartais politiniai faktoriai suveikia atvirkštinį vaidmenį. Ir kol buvo natūralus ir dabar natūralus. Ir mes matome iš tikrųjų šitame laikotarpį. Dabar mes istorijai turbūt kaip ir medicinai negalime pasakyti, kas būtų jeigu. Nes mes dažnai sakome, kad jeigu būtų, turbūt medikai vartoja, sakom, o jis blogai gydė. Jeigu būtų kitaip gydęs, galbūt būtų kitą rezultatai, bet mes žinome, ne vienas gydytojas iš numirusio žmogaus neprikels ir kitaip negydės. Vadinasi, lygiai tas pats, kaip mes kalbame apie tautas, apie istorinius procesus, visą laiką mes per kiekviename istorinėme procese mes matome kelias alternatyvas. Ir taip gali būti, ir taip gali būti. Atsitiko būtent taip. Reiškia mūsų kaip istoriko pareiga analizuoti, kas atsitiko ir kaip. Galima sakyti, kad alternatyvas mes visą laiką negalime šitą pamiršti, kad alternatyvas negalime pamiršti. Bet alternatyvos analizė tik tai yra hipotezė ir neduoda jokio sprendimo. Dėl to aš čia savo tą pranešimą gana ilgoką buvau pasiruošęs, bet aš dabar šitą trumpinu ir dėl to, kodėl dabar Europos būtent sąjunga. Štai ką mes matome, įdomus dėl procesus. Kai buvo pas mus 50-metis, kai vėl iškilo rusifikacijos pavojus ir valstybė tiesiogiai vykdė. Ir ką mes matome, sakysime, tais laikais atsirado toks vienas švietimo ministras, kaip dabar krito jo Rimkus berods, kuris pradėjo vykdyti reformą
užbėgdamas Maskvą už akių, kad jį pagirtų, kad jis į mokyklos jau pradėjo įvezinėti rusų kalbą, kad atskiros disciplinos Lietuvoje kilo toks pasipiktinimas, kad net Sniečkus negalėjo jo išlaikyti, buvo paleistas į atsargą, nors jis neturėjo amžiaus tiek, bet vis tiek paleido jį, kaip sakant, į neužtarnautą poilsį ir panašiai. Reiškia, prieš rusifikaciją visa tauta intensyviai gynėsi nuo rusifikacijos. Dabar, jeigu imsime pirmaisiais nepriklausomybės būtent metais, mes įstatymiškai labai daug ką priėmėme. 14 konstitucijos straipsnis lietuvių valstybinė kalba ir panašiai. Mes būtent reikalavome konstituciją ir įstatymais, kalbos įstatymas sako, kad mūsų įstaigose turi būti valstybinė kalba vartojama. Valstybinė kalba. Ką mes dabar matome, jeigu mes rusų kalbą tarsime išstumėm, jeigu kokią nors Mažeikio, tai jau mes matome arba telekomų ir kitur jau žmonės negali susišnekėti gimtąją kalbą. Ir kas atsitinka? Šitie grubiai naujieji atvažiavę valdininkai, kaip sakom, privatizavo, bet bet jie visiškai grubiai pažeidinėja Lietuvos įstatymus. O mes užsimerkę, o čia, tarkime, čia yra ekonominiai svertai ir panašiai. Mes irgi galėjome tada kalbėti, kad yra ekonominiai svertai. Pavyzdžiui, mes čia Kaune šiek tiek mažiau, bet kaip Vilniui, tai turbūt kaip susitinku su atvykėliais išeiviais mūsų. Aš neturiu omenyje naujaisiais, bet senaisiais, sako, kur mes būtent čia atsidūrėme. Ir kalbos būtent įstatymas grubiai pažeidinėjimas, vos ne gatvių pavadinimą jau tampa anglų kalba. Man, pavyzdžiui, joks skirtumas yra, ar Lietuvoje vyksta privartinė rusifikacija, ar natūrali jau kita pusė. Ir vėlgi čia aš noriu atkreipti dėmesį, kad visgi čia yra bendras tas vadėsnis. Kada prievarta mums grūdama kas nors, mes stengiamės atsispirti ir atsispirime. Bet tas tarsi natūraliai ir tokiu būdu, jeigu istoriškai analizuosime, mes matome ne vieną tautą, o tokiu natūraliu būtų ir žlugo. Dėl to mes šiandien esame tokiai alternatyvai. Ar būsim, ar nebūsim. Ir aš nematau čia problemos, ar Lietuva Europos Sąjunga, ar Lietuva ne Europos Sąjungoje. Galime būti ne Europos Sąjungoje, bet tie patys procesai. Ir šiandien, kadangi mes analizuojame Europos Sąjungos dokumentus, aš irgi juos pakankamai esu išanalizavęs, iš Europos Sąjungos dokumentų ir visų aš nematau jokios būtent grėsmės, bet aš matau grėsmę iš mūsų būtent savanoriškumo, ta kaip savo laiku Tumas Vaižgantas sakė, iš kur tas prakeiktas nuolankumas. Ir dabar mes matome, nors nežmoniškai, bet kitoniškai. Aš šitos dalykus norėjau taip išdėstyti, bet aš galvoju, kad schematiškai pasakiau tai, ką aš norėjau pasakyti, kad čia yra tokia problema. Jie yra, iš čia negalim pasakyti, kaip jis bus įspręsta, nes visiškai galimas dalykas, kad mes įsiviesim, bet galimas dalykas, bet tai jau priklauso ne tik nuo mūsų čia esančių, bet ir nuo mūsų palikuonių ir panašiai. Iš tikrųjų, jeigu tie palikuonys išvažiuos į Airiją ar į kitas būtent šalis, aišku, savame mes matome, čia šiandien buvo kalbama apie tą masinę emigraciją. Jaunimas, ir mes kaip matome, kiek aš irgi susipažinęs, čia ne vien tik ekonominiai svertai veikia ir kiti, kad mes tai pasijutom būtent laisvi, tai vieni kai kurie pasijuto laisvesni negu būtent kiti, kad jie gali daryti su kitais, ką tik nori. Ir ypatingai mes kol kas Lietuvoje nesunorminam šitų darbdavio santykius. Kodėl jūs turbūt matėt vieną mūsų televizijos laidą su šitą Vilniaus prekybos veikėjais per televizijos kanalą, tiesioginiam eterį, sako, pas jūs merginos negali moteris dirbti, kad reikia pertrauką daryti. Profsąjungų lyderis, Sysas, sako, tas ramiai atsako, pas mane už durų laukia tiek ir tiek,
Nu, jeigu jos negali, tai jau nusiperka pampersus. Nu, jeigu taip ciniškai mūsų per televizijos kanalą gali pasakyti, ir dabar mes matome, ko veda, kad patys jau rėkia, verkia, kad nėra būtent darbuotojų. Dar kartą, čia ne vien tik mūsų šitas nesugebėjimas elgtis padoriai su žmogumi, nesugebėjimas suvokti, kad kitas žmogus taip pat yra žmogus, jeigu jis nuo tavęs priklauso, tu gali engti. Tik toks skirtumas. Kai anksčiau galėjo engti tavęs svetimas, dabar jaučiasi, kad gali savas engtis. O čia visas tas, jeigu mes visų pirmoje eilėje nesugebėsime suvaldyti šitų savų, tada išeivija bus didesnis, nes žmogus, mano supratimu, labiau iškęs materialinius, bet negu būtent dvasinius, nes tada gaunasi, kad jis nėra savo krašte savas. Ačiū.